Svajūnas Rukšėnas rašo, įpilkit Neptūnui. Nuo šito ritualo iki šiol dar nedarėm, bet iš tikrųjų skamba patraukliai, reikės vadovui pasiūlyti. Galbūt atsiras nauja tradicija pas mus. Tai kol kas tiek matau iš jūsų tų klausimų buvo, dabar prieisim prie komandos vadovo, pakalbinsim jį truputį, kaip čia mums šiandien sekas, o paskui eisim Norvegus, pažiūrėsim truputį. Rolfas su Vaidu, abudu. Vaidas tik šiandien atskridęs, sakė, kaip atrodo parodyt, kaip atrodo puikiai, žvalūs vyrai, viskas su jais yra gerai. Žvalūs įsimiegoja. Įsimiegoja, pažiūrėkit, viskas su jais gerai. Tai va, aš neišsimiegojau per juos. Reikėjo suguldyti kaip kareivėlis. Reikėjo suguldyti. Nu ką, va, visas ekipažas, visi suvažiavam, visi jau vietoj. Vakar 2 valandą nakties 2:30 atvažiavo paskutiniai papildymas mūsų visos delegacijos, turbūt didžiausios. 100%. 18 žmonių. Tai, bet nieko, smagu, va, rytas prasidėjo nuo kiaušinienės eilinį kartą. Artūro keptos tas nemiega, atsikėlė 5 ryto, visiems padarė kiaušinėlis, tai va atsikėlėm, pradėjom 10 valandą varžybų laiku treniruotę. Dar nulėkėm į žuklės prekių parduotuvę, truputį pritrūkom gyvų, dasipirkom gyvų, bet irgi paskutinius likučius surinkom, nes tik vakarė amerikonai atveš gyvus, kai kurių gyvų negavom, ką norėjom gauti, tai va po klaustuku ar mes juos iš vis gausim. Gaila labai, kad nėra vietos, kur žvejoti, susirinko visos komandos, jau iš principo gal trūksta tik tais mongolam. Yra? Reiškia, jau tada visos komandos ant ledo, trūksta vietos žvejybai, kad imituot galėtume sektorius. Tai va čia didžiausia yra problema. Nu, neturim ploto, kur galėtume kažką panašiai padaryti. Iš kitos pusės ir gerai, nes mes dar turėjom treniruočių varžybų vietose, mes žinom, kas ten vyksta. Visos kitos komandos šitoj vietoj mes turim privalumą, tiek mes, tiek norvegai. Nes ir tie supranta, kas dedasi sektoriuje, ir mes suprantam. Aišku, ir dar amerikonai supranta. O visos kitos komandos bus truputį sunkiau prisitaikyti. Tai va, matysim, kaip čia susiklostys varžybų metu. Kol kas viskas tikrai nėra blogai. Ką dar norėjau papasakoti, jau tas pats iš tą pačią iškiau. Tai Rolfas klausė, ką papasakot, tai iš tikrųjų gavau iš jūsų keletą tokių įdomių klausimų pačiam Rolfui, nes apie jį žinom mes mažiausiai, jeigu apie sportininkų galim žinot, kokias pirštuotas kojines jie dėvi, tai apie Rolfą mažiausiai mes pasakojam. Ir jisai net nežino, kad aš jam parašiau keletą klausimų. Tai Rolfai, aš palaikysiu mikrofoną. Tai pirmas klausimas yra, kada pradėjai savo sportinį karjerą kaip sportininkas? Man dabar 50 bus 5. Tai pradėjau žvejoti sportinę žvejybą apie kokį 23-24 metų. Tai jau beveik 30 metų. Jo, 30 metų su virš, panašiai. Tai čia pirmas klausimas. Antras būtų, kokiose disciplinose dalyvauji dabar kaip sportininkas? Ne, kaip sportininkas pasilikau, dar feederį karts nuo kartą padalyvauju ir plūdį aktyviai dalyvauju. Nu vis tiek man ta plūdė labiau primtina, nuo jos pradėjau, nuo jos principė prasidėjo visi kiti tie sportus, visus tos atmainos. Tai kaip ir man ten labiausiai širdis limpa, aišku, ir tas feederis šiuolaikinis labai tobulėja. Nu, ženkliai tobulėja palyginus tas, kas buvo, kai pradėjom. Aš feederį dalyvau varžybose nuo pat pirmų, bet ten su tokiom pertraukom. Bet šiuo metu, kaip jisai yra ištobulėjęs, nu, katastrofa, ant kiek įrankiai ištobulėjo, ant kiek technika visų sportininkų ištobulėjo, kiek fanatiko atsirado to feederio. Tai tikrai, bet vėlgi, daug prisirenka, daug kam nukrista sportinis entuziazmas. Matau, kad tiek Lietuvoje tendencija truputį mažėja. Aišku, jisai nenumirs, tai yra labai greitas, lengvas sportas, per 15-20 minučių atvažiavęs ant krantų, tai jau pasiruošęs. Tai šitoj vietoje jo perspektyva didelė, suplūdė sudėtingiau, ten tikrai belė kiek daug reikia visko, daug įrankių. Tai man vis tiek plūdė yra labiausiai prie dūšių. Tai
Tuoj pereisiu prie trečio klausimo, bet čia mačiau vieną klausimą iš Aro Sidabro. Sveikas, Arai. Aras Sidabras vienas iš mūsų didžiausių rėmėjų, mūsų palaikytojų. Čia Amerikoje mums daug labai padėjo ir dabar iš jo yra klausimas, ar jau ragavo černą. Ne, Arai, gavome černą, išsitraukėm, pasidėjom į saugią vietą, kad nesudaužytumėm stiklainių, bet būtinai jį pasigabinsim. Visi pamatė, tik tai buvo viena reakcija. O! Visiems labai patiko. Ačiū labai, ačiū už tą, kad padedė mums, ką iki šiol esi mums padaręs. Tai yra įspūdingas žingsnis ir ačiū tau labai dar kartą ir manau, kad padėkosim dar, kai susitiksim gyvai. Taip. Tai kitas klausimas būtų Rolfui. Kiek esi dalyvaujęs pasaulio čempionatų ir kokios disciplinose? Pasaulio čempionato, aš manau, jeigu visus suskaičiuot, bus jau netoli 50, gal mažiau, bet nebeskaičiuoju, nėra prasmės. Vien tik pernai turėjau 5, šiais metais 6 pasaulio čempionatai, kuriuose dalyvausiu. Tai vienoje ar kitoje pozicijoje, bet daugia aš jau nebenoriu aktyviai dalyvauti, nes vis tiek metai savo daro, tu nesi toksai. Bet galiu atsiduoti visus čempionatus, galiu padėti savo žiniom, važiuoti visiems padėti. Nesvarbu kokioj pozicijoje, bet galiu važiuoti padėti, nes tikrai turiu už nugaros patirties labai nemažai sukaupęs. Tiek su tom kelionėm organizavimu, su visais tais, tai tikrai įdirbis labai didelis. O čempionatų, sakau, gal kokį 50 tikrai susidarys per visą karjerą. Kukliai čia Rolfas atsakė į tą savo klausimą apie organizavimą, bet iš tikrųjų jis yra turbūt pats kiečiausias specialistas, kas liečia jaukus, kas liečia masalų parinkimą, kas liečia taktiką, techniką ir psichologinį žvejų parinkimą ir paruošimą, tai aš manau, kad vienas kiečiausias iš trenerių yra šiai dienai Lietuvoje. O Rolfai dar klausimas vienas, su kiek rinktinių kaip sportininkas ir kokiose disciplinose esi buvęs čempionatuose už Lietuvos ribų? Fideris, nepamenu, 3 ar 4 čempionatai pasaulio dalyvau. Plūdės, gal kokie iki 20 pasaulio čempionatų. Su poledinė sudalyvavęs, man atrodo, Bulgarija, Kazakstanas. Jo, 2 čempionatus pasaulio dalyvaus, paskaitęs po Bulgarijos, kaip tapom pasaulio čempionais, viskas, daugiau nusprendžiau nebedalyvauti, nes yra jaunesnių, aktyvesnių, čia yra kruvinas darbas, čia nėra taip paprasta. Pabandykit, laukia, minus dabar kokį 10-12 laipsnių turime, tai sportininkai sėdės 6 valandas, tikrai tas nuovargis jaučiasi, reikia užleisti vietą, suprasti, kurioje vietoje pats randiesi, tai negalima, yra žmonių, kurie nesupranta, skaito save pačiais kiečiausiais, tai jeigu yra protingesnių, reikia jiem užleisti pozicijas. Vienareikšmiškai ir aktyvesnių reikia užleisti poziciją. Laikytis įsikabinus, sodinti komandą dėl kažko, tai yra pas mus Lietuvoje tokių žmonių, kurie nesupranta, kiek jie metų ir ką jie gali. Tai jos reikia, kaip sakau, paskui giltinė jau vaikšto, o jie dar vaizduoja save kietai sportininkai. Reikia suvokti. Reikia suvokti realybę, kur tu randiesi. Nebegalinė ta sveikata, tai viskas tvarkoja. Tai va, Rolfas, mano žiniom, yra vienintelis toks žmogus fenomenas, tiek treneris, tiek sportininkas, kol kas dar aktyvus, kuris yra sudalyvavęs 3 disciplinose su Lietuvos rinktinė. Tai yra įspūdinga iš tikrųjų ir reikia kepurę nulenkti ir galvą prieš šitą žmogų, kuris yra tiek išgarsinęs Lietuvą, tiek pasaulyje ir tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje ir, plačiau pasaulio nelabai kas ir yra jau. Tai dar vienas toks klausimėlis, Rolfai, kiek, jeigu prisimeni, kiek šalių esi skirtingų dalyvavęs čempionatuose įvairaus lygio, kiek šalių? Galiu pavardinti? Oi, be šansų prisiminti, čia nėra šansų. Ten, iš principo, visa Europa, kiekviena šalis. Kas tolimiausios tos išvykus, tai pernai metais Mongolija buvo labai įspūdinga egzotinė išvyka. Šiais metais Amerika. Dar neteko būti Pietų Afrikoje, bet aš ten, manau, pabūsiu, nes už 2 metų Pietų Afrikoje ten žvejų, kaip jis vadinasi, dabar pamiršau, žodžiu, tenais bus
Fiderio pasaulio čempionatas, vaikų pasaulio čempionatas Fiderio, ten labai daug bus žvejų šventė pasaulio, tai va ten dar norėtųsi nuvažiuoti, ten dar nesubos. O Europą, man atrodo, visas šalis išvažinės, turbūt nėra tokios šalies kokiam turnyre. Ai, Vokietijoje taip dalyvavom komercinis, ne, Europai nėra tokios šalies, kad nebūčiau. Iš principų tiek, kiek Europoje yra šalių, visur, kur vyko varžybos, visose esu dalyvavęs. Aš man jau dabar iš patirties, tie visi turnyrai jau sukasi po 2-3 kartą ratu. Yra išlenda naujų vietų, kur vyksta pasaulio čempionatai, bet labai daug jau 2-3 kartą važiuoja tas pačias vietas. Dar paskutinis klausimas, ilgiau nebekankinsiu. Tai Rolfai, o kaip tau pavyksta, tu daug rinktinių vadovauja, įvairių žmonės, kitos disciplinos, kaip jos pavyksta visus suvienyti, kad jie pasiektų tokių stulbinančių rezultatų tiek poledinį, tiek plūdį, tiek fiderį ir visur kitur? Kaip tu juos sugebi suburti krūvą ir išlaikyti, kad jie ten... Pirma, visiems tiem žmonėms reikia kalti galvą, kad kai atsidūrė rinktinį, jie turi uždėti brūkšnį apie praeitį, nes dauguma rinktinių susibūrė žmonių, prasideda visokie myliu, nemyliu, tas tą pasakė. Ten atvažiavus, įžengus į tą kolektyvą, turi uždėti brūkšnį ir pamiršti viską, kas yra už nugaros. Tai viena taisyklė, svarbiausia. Absoliučiai neturi prisiminti, kas ten vyko. Jie turi dirbti kaip viena komanda, vienareikšmiai. Tai pirma taisyklė. Antra taisyklė - 100% pasitikėjimas kiekvieno komandos nariu. Jie neturi žulikavoti, jie neturi apgaudinėti, jie neturi būti savanaudžiai, jie turi visą tą informaciją atiduoti. Jie turi dalintis. Plus viens kitų pasitikėti 100%. Jeigu viens pasakė, kad ant kablių užkabinus 3 dzikus, jisai tikrai pagaus karpį, tai visi kiti turi tuo tikėti. Tai čia 2 pagrindinis formulis, kuris neša sėkmę. Tik tokiu atveju galima pasiekti kažkokį tai rezultatą. Kitu atveju neįmanoma. Tokia yra kaip ir taisyklė. Nežinau, kas ją sugalvoja, gal aš. Pirmiausiai komandinis rezultatas, tada ateis tik asmeninis rezultatas. O mūsų, nemažai sportininkų galvoja atvirkščiai. Pirmiausiai individualus rezultatas, o paskui tas komandinį velnio. Pirmiausiai komandinis rezultatas, su komandiniu visą laiką ateina individualus rezultatas, nes komanda dirba, komanda sudėlioja. Vienas laukia ne karys, tai yra komandinis sportas. Tai pagrindinės taisyklės, kaip viską suburti. Nereikia galvoti, ką ten kažkas šneka, kalba. Turi dirbti, pasidaryti tunelį ir dirbti vieną darbą, važiuoti vieną linkme visą tą rinktinį subūrimo metu, kai susibūrė visą rinktį. Kad žmonės šitą turi įsikalti galvą, mesti visas ambicijas iš šono. Tada bus rezultatas. Ką, dėkui Rolfai tau už gerus ir įdomius atsakymus.